Aš mokusi 9 valandas per dieną savo malonumui. Ir taip žinau, kad tai skamba crazy, bet tokia buvau nuo pat vaikystės. Bet dabar, aišku, mokusi neįprastu būdu, o protingesniu būdu, kadangi atradau programą Astrai, kuri gali tiesiog sukurti podcastus pagal mano temas. Ir aš mokusi universitete marketingą, bet tuo pačiu ir ispanų kalbą, ir bendrai galiu mokytis bet kurios dalykus. Ypač jeigu esate mokykloje, tiesiog įsikelkit savo konspektus, pasirinkit podcasto trukmę ir paspauskit play ir galite daryti, ką nori, ta prasme, tvarkytis namus, darytis makiažą, važiuoti autobusu, beleką. Ir tiesiog jūsų smegenys įsisavins tą informaciją, kai jums nereikės sėdėti net prie stalo ir bandyti realiai mokytis. Aš jau buvau dėjus visus savo konspektus ir tiesiog paspaudžiu kurti podcast'o pamoką būtent ir man programa viską paruošia. Belieka tik klausyti. Ląstelinis kvėpavimas yra tarsi tos žaliavos keitimas į pinigus, už kurios ląstelė. Žodžiu, aš nesu crazy ir šiaip man vaikystėje patikdavo mokytis ir manau, kad patiks visą gyvenimą. Tai ypač fainai, kai gali mokytis tai būtent ką nori, o ne taip, kaip būdavo mokykloje.